Šumas ir žiūrėsim, kaip jisai taip. Smailagičius gerą pagalbą. Taip, ir čia sustabdytas Tado Sedekerskio prasiveržimas. Trentas Forestas, jis vadovauja komandos atakai. Nėra Markuso Havardo komandos penkite. Čima Monekė, Timotė Luvavu-Kabaro ir Monekė, pirmasis Khalifa Diopas. Birutis. Vėl ta pati situacija bandoma įvesti Smailagičiui. Ignas Brazdeikis 2-2 su Laurinu Biručiu ir taškai, taip, toks tikslesnius metimus, bet dabar pirmas reidas sėkmingas. Taip, per antrojo rungtynių pusę vis tiek jis buvo labai naudingas, ypač labai svarbių momentų pataikęs tritaškį. Čia Tadas Sedekerskis. Perdamas į baudos aikštelę Khalifa Diopas, dviguba gynyba prieš jį, bet neis iš toli Belgrade ir labai buvo sėkmingas abiejose aikštės pusėse Arnas Butkevičius. Sedekerskis. Arčiau krepšio veidų, į krepšio atakuoja Alinas Smailagičių ir čia taškius ir vieną baudos metimą Francisko į baudos aikštelę. Perdamas Butkevičių, Butkevičius gauna bloką. Po kampe buvo geras kirtimas, bet čia Čima Monekė. Pas ten blokuoja metimą, bet turi ir Donta Hall ir Monekė gali blokuoti metimus čia. Smailagičius netakuoja iš toli, iš vidutinio nuotolio. Čia buvo perdavimas. Ir susiaurėjusi gynėjų rotacija yra Baskonė komandoje. FIBA lango metu patyrė traumą Kamaras Baldvinas. Čia Brazdeikis iš vidutinio nuotolio meta, nepataiko jis. Smailagičius kovoja dėl kamuolio, pašokdino varžovą ir taškai antrojų bandymų. O čia po Čima Monekės dviejų baudų metimų Baskonė vėl priekyje. 9-7 Edgaras Ulanovas pasirodė aikštėje. Brazdeikis šokdina Monekė, Monekė nepasiduoda ant šio kabliuko. Brazdeikis arčiau krepšio, metimas pastaruoju metu taip pat pagavęs neblogą ritmą, jeigu žiūrėsime į pliką statistiką Eurolygoje. Čia dvigubinimas yra Silvėnas Francisko, gaila, kad iš to nepavyko išpešti gerų situacijų. Ir vėl Francisko su kamuoliu. Biručiui perdavimas ir Birutis gauna Belgrade. Varžovai pakilę, taikydami step-auto gynybą, vėliau negrįždavo prie Francisko. Luvavu-Kabaro. Silvėno Francisko, taip, labai gera gynyba, 5 sekundės atakai. Vėl į kairę pusę veržiasi dabar ir Verpst atlieka prancūzas ir jo metimas prieš savo tautietį Ulanovui. Ulanovas laisvas. Matėsi, kad kamuolys neįkris į krepšį, Birutis gauna bloką. Matom kol kas dabar Silvėnas Francisko prieš tai procentų, bet teikia tikrai optimizmo. Sirvydis į baudos aikštelę, Donta Hallas dabar demonstruoja. Sirvydžio, na tikrai tai parodo žaidėjo labai aukštas fizinės galimybės. Taip, dar arenos lubos konstrukcijas gal ir palėtė. Šamaničius. Koks jo perdavimas Donta Hallui. Donta Hallas ten prieš Dovidis. Rogovopulas dirba su Deividu Sirvydžiu. Kviečiasi Densoną pas save, bet žaidimas 2-2 bus organizuojamas su Francisko. Francisko po driblingo atakuoja ir pataiko. 2 kumščius, tai reiškia, kad gynyba 2. Taip, 2-1 ir atrodo paskui turėtų pereiti į baudos į zoną, o čia labai puiku. Nesolelio, bet šiaip jo žaidimas tikrai bent jau blogo įspūdžio tikrai nepadarė. Nedarė nieko papildomai, kas kenktų komandai, o čia Žalgiris grąžina kamuolį tiesiai į varžovų rankas ir perima. Teisingiau pusiau kablė, taip, ir čia matom, kad būtent prieš tą žaidėją. Tesnis Šamaničius. Čia išvedamas Deividas Sirvydis. Net kelios užtvaros Deividui Sirvydžiui ir dar viena Kauno Žalgirio klaida. Na taip nebranginti kamulio yra nedovanotina. Šamaničius čia... Ant parketo. Taip, Mičelo nebuvo ir praėjusią savaitę dvikovoje Belgrade. Brazdeikis laisvas iš toli. Šamaničius net nesivargina rankos pakelti prieš Brazdeikį. Išsaugotas kamuolys, Brazdeikis dar kartą. Dabar jau Šamaničius dirba ir išgeria. Jau 8 kamuolį puolime žalgiriečių komandoje. Ir štai taip 14 rungtynių minutė įkrito pirmas rungtynių tritaškis. O, čia Šamaničius kokį pas. Taip, šių rungtynių stokdengys, 3 blokuoti metimai, dabar ir 2 taškų pasižymi Hallas. Gedraitis. Čia Brazdeikis atakuoja Rogovopulą, kūnų žaidžia Ignas. Jis turi jomis naudotis. Francisko. Jaramazas, akivaizdžiai gynybiniai užduočiai paskirta žaidėja šiandien. Čia vėl mikrodvikova prieš Šamačių. Šamaničius gerai išsilaiko, bet Edgaras Ulanovas. Taip, ramesas Baskonijos metimas. Tik debiutavęs Vitorijos klube Šamaničius labai daug tritaškių laidydavo, bet pastaruoju metu kukliau. Jis elgėsi su šia statistika. Dunstonas. Čia Smailagičius vėl aikštelėje kaip 4 pozicijos žaidėjas. Ojojoj, čia kamuolys kažkokiu būdu lieka Žalgirio rankose. Paskutinės sekundės Smailagičius prameta iš toli. Žalgiris, priminsime, dar turi vieną pražangą, jos dabar neišnaudoja. Monekė! Koksai dėjimas. Silveno magija atakuojant iš toli. 2 pramesti tritaškiai. Dar nėra labai prastas rezultatas, bet jų nėra pataikytų metimų. O čia Trentas Forestas.
26% metikas iš toli yra šis gynėjas. Butkevičius. Jam pravalo koridorių Bryantas Dunstonas. Būtų koks nors rezultatyvus perdavimas, tikrai galėtum duoti Bryantą Dunstonui. Rezultatyvi užtvara. Taip. Howardas gauna bloką. Čia Ignas Brazdeikis ir pamatysim dėjimą iš viršaus. Nepamatysime, tai yra blokas. Butkevičius. 3 geriau nei 2. Nepataiko jis. Dar viena užtvara iš Edgaro Ulanovo. Francisko pravalytas kelias, jo perdavimas Dunstonui ir čia kieta pražanga prieš Bryantą Dunstoną. Forestas atiduoda kamuolį Monekį. Monekė atšokęs, atakuoja. Na, noriu sakyti, tikrai tokius metimus imam. Tikrai imam ir dar kartą prameta Monekė, o čia Vopulas ir Donta Holas ir Čima Monekė. Monekė gauna jis kamuolį. Rogovopulas. Iš toli kokį metimą pataiko Nikos Rogovopulos. Štai Francisko rankas. Gerai, kad nepataikė pirmo metimo trečio kėlinio pradžioje Baskonija. Tai būtų papildoma motyvacija bėgti į priekį. Brazdeikis. Prieš jį Trentas Forestas. 5 sekundės atakai. Plačiai išsirikiavę žalgiriečiai. Brazdeikis arčiau krepšio. Puikiai situacija. Žalgiris tuo ir toliau gali gyventi. Na taip, drąsos užtenka. Monekė atrodo, kad kaip snaiperis kartais atakuoja iš tokių situacijų. Atakuoja dabar Čima Monekė Kauno Žalgiris, Edgaras Ulanovas iki galo. Daug erdvių atakuoti, paimti kamuolį puolime. Francisko. Jo perdavimas ore, priimtas sprendimas, ką kalbėjom ir studijoje. Čia Edgaras Ulanovas labai Judesio atakuoja Čima Monekė. Prameta 5 tritaškį. 3 taškai skiria komandas, Luvovų Kabaro po driblingo metą ir pataiko per Arną Butkevičių. 1, 2, 3 metimų varžovo atakas, bet po to ir klaida. Čia Andrėja Trinkieris su Ignu Brazdeikiu. Kaip tėvas Francisko tikrai labai atidžiai dengia Baskonijos komandą. Čia pasiseka Kauno Žalgiriui. Galų gale atrasti ritmo šiuose rungtynėse, ką kalbėjo Andrėja Trinkieris. Žaidėme prastas 20 minučių. Reikia žaisti gerokai geresnės jas. Čia Birutis iš viršaus. Labai reikia Deivido Sirvidžio būtent aikštelė ir jo bent bandymo atakuoti krepšį iš toli. Birutis padeda gynyboje Dovydui Giedraičiui, toliau juda kamuolys ir čia gudriai žaidžia Vitorijos Baskonija. 2 taškai ir pražanga. Taholo naudingiausia kol kas rungtynių žaidėjo apgaulingo judesio. Taip aktyviai gynėsi perimetre prieš Howardą, Birutis su Giedraičiu, Donta Holas tiesiog. Na taip, labai įdomu irgi. Deividas Sirvidis. Čia 3 baudų metimai. Ir tai Žalgiris labai sunkiai. Tiniškai pelnė beveik po 9. Kurie labai originaliai atvyko čia į Vitoriją. Po tokių epizodų galbūt ir ilgai nebelaikys jo aikštėje, žinant italo charakterį. Žalgirio gynyba, Luvovų Kabaro gavo, atrodo, ir tokį pusblokį iš Edgaro Ulanovo. Čia galimybė greitam puolime. Aizėja Longas, ką ir mėgsta, atviras erdves, iki galo tvarkingai. Jam einant ant parketo ir pasakyti. Čia 2 prieš 2. Po driblingo dabar atakuoja Aizėja Longas. Fantastika. Žaidėjas dabar taps faktoriumi. Kur mes tikrai absoliučiai nieko nesitikim iš jo, bet matom kol kas, kad atrodo, jis tikrai visai neblogai. Antrojo šanso taškai. Vidis. Alinas Melagičius vėl žaidžia tik tai 4 pozicijoje. Taip. Brazdeikis atakuoja Rogovopulą ir dar kartą sėkmingai. Ne savo pagrindinė ranka dažniau negu savo pagrindinė. Birutį ir Brazdeikį? Taip. Visiškai teisingai. Šamaničius čia Balkanų. Gal buvo netaiklus. Čia Aizėja Longas, jo gera gynyba. Perimtas kamuolys. Bravo, Aizėja. Tai jau yra gerai, bet ir toliau trūksta tikslumo atakuojant. Aizėja Longas. Čia ir Silvėnas Francisko aikštelėje. Štai taip, dabar tokia gynėjų linija pirmą kartą išbando Andrėja Trinkierį. Brazdeikis. Dar vienas jo plauteris. Mes šnekam apie tai ir buvo diskusijos, ar abudu žaidėjai galės žaisti aikštelėje. Tai čia galbūt gali būti problemos dėl gynybos. Puolime tikrai Silvėnas Francisko, manau, kad tikrai pasitikrins. Taida Baskonija puola. Čia bandė prasižengti. Ir blokas. Taip, Aizėja Longas blokuoja Markusą Howardą. Aizėja Longa dar irgi sunku suprasti tas galbūt erdvės ir tą žaidimą. Howardas čia, su juo dirba Dovydas Giedraitis. Gerai pamuštas kamuolys. Bet tik pusę nuveikto darbo. Howardas per rankas, iš toli. Taip, jau sakyti, imas tų komandų tikrai gali lemti ir baigti.
Bet dabar Žalgiris blogiausia, ką padarytų, tai yra sudėtų ginklus. To negalima daryti. Atakuoja Markusą Howardą, Dovydas Giedraitis, žaidžia iki galo drąsiai. Čia Ignas Brazdeikis kažkiek irgi pamaišė Howardui išmesti gerą ir laisvą metimą. Žais pick and popą. Dabar Smailagičius veido į krepšį. Ir 2 taškai su bauda. Taip. Smailagičius yra 5 pozicijoje. Aišku, kad taip pat mažina 5. Na taip, labai reikia vėlgi metimo, ne. Smailagičius... Jie čia pas save Francisko, taip. Francisko, laisvas iš toli. Pagaliau! Wow! Dabar durė Francisko, Žalgiris atsilieka tik 2 taškais. Trentas Forestas vėl aikštėje. Tik tai nereikia 4 asmenės pražangos Smailagičiui. Čia Šamaničius. Silvėnas Francisko, trinkėri ragina, kad bėgtų į greitą puolimą. Nėra Donta Holo dabar, tik Šamaničius ir galbūt Francisko patikrins ir jo gynybą. Smailagičius. Dar vieną iš toli Žalgiris. 3 taškai. -1. Kaip laiku prapliumpa dangus 3 taškais Kauno Žalgiriui. 4 minutės 10 sekundžių. Čia nėra pražangos, arbitrai leidžia žaisti, tai nepataiko. Žalgiris gali išsiveržti į priekį jau šios atakos metu. Smailagičius šokdina Šamaničių, atgal Francisko, Francisko iš toli. Ignas Brazdeikis, puolime atkovotas kamuolys ir 2 taškai, taip. Ir tų pražangų naudoti jau nebegalima. Forestas. Išsikeitimas Žalgirio gynyboje, Monekė prieš Igną Brazdeikį labai toli nuo krepšio, veidų krepšio atakuoja Igną Brazdeikį, sustoja po driblingo. Giedraitis prieš Howardą, Howardas meta iš toli, Howardas pataiko nuo lentos. Markusas Howardas trečiajame. Francisko dabar turėtų perimti jį iš Smailagičiaus rankų. Aukštai pakilęs Donta Holas. Ojojojojoj, čia žingsniai turėtų... Ne, bauda. Ir atrodo Pavlo Laso tikrai. Jei neišpas. Atrodė, kad akimirką net į krepšį galėjo krauti Smailagičius. Dabar pataikant. Tadas Idekėškis beveik buvo atkovojęs kamuolį. Ignas Brazdeikis pamušas ir vienė Francisko. Irgi labai svarbus Igno Brazdeikio atkovotas kamuolys. Francisko. Perdamas Smailagičiui. Smailagičius neatakuoja iš toli. Arčiau krepšio. Smailagičius! Ką išdarė? Forestas, Howardas, Monekė ir Holas aikštėje. Čia vėl prieš Edgarą Ulanovą. Trentas Forestas atakuoja Edgarą Ulanovą. Trentas Forestas, nežinau, ar tai buvo geriausia ataka ir gauti 2 atakas. Francisko, Ulanovui. Ulanovas iš toli. Nepataiko jis, kamuolio neatsikovoja Smailagičius ir dar 2 atakas prie Žalgirio, 1 gali turėti Baskonija. Taip, dabar reikia, taip, kažkiek tai, kad būtų ilgesnė ataka, kad turėtume 1 ataką, o ne 2. Ir čia vos ne klaida. 10 sekundžių. Taip. Luvavu Kabaro prieš savo tautietį. Francisko žemesnis. Luvavu Kabaro pataiko metimą, ūgio pranašumas. Papildomą metimui. Taip. Francisko. Taip, Ulanovas. Prieš Francisko lieka Monekė. Žalgiris žaidžia tiesiog dėl paskutinio metimo ir pergalės. Francisko, blokas. Ir 4,5 sekundės. Kas buvo patikėta į Francisko rankas pabaigti rungtynės Aiso ataka 1 prieš 1 išpuolių. Aišku, norėjosi galbūt ir kito gynėjo, bet... Žiūrime. Edgaras Ulanovas. Ir nėra Silvėno Francisko. Nėra Silvėno Francisko aikštėje. Oho. Galbūt tai yra metamas kaip netikėtumas Pavlo Laso. Taip, turėtų suktis apie Igną arba Deividas Sirvydį. Sirvydis iš toli, Deividas Sirvydis. Nėra. Taškų nėra ir antrojo šanso Kauno. Vietoj Branto Dunstono. Taip, Vitorijos Baskonija iškovoja pergalę. Dar viena drama Fernando Buesa arenoje, kai viską lemia vienos vertės ataka. Ir šiuo atveju, kad ir kaip gaila tą garsiai pasakyti, bet...